Kartos ir toliau keičia viena kitą šitoje planetoje. Bet kiekviena karta, kiekvienas žmogus klausia savęs apie gyvenimo prasmę. Ypatingai karų, globalių kančių arba nesėkmių juostų praeinančių virš kiekvieno iš mūsų metu. Vardant ko mūsų gyvenimas, tai brangiai mums kainuojantis, su nežymiais jo džiaugsmais, kai kančių nebuvimas jau atrodo mums laimė. Ne savo valia tu gimei, ne savo valia tu gyveni, ne savo valia tu miršti, pasakyta Toroje. Kiekvienai kartai skirta jos karti taurė, o paskutiniai ir ne viena. Gamta mus sukūrė ir mes priversti egzistuoti su tomis savybėmis, kurios yra mumyse, kaip pusiau protaujančios būtybės. Protingi tik tame, kad galime suvokti, jog veikiame įtakojami tų charakterio bruožų ir savybių, su kuriomis mes sukurti. Bet tam priešintis mes negalime. Ir jeigu mes atiduoti gamtos valdžiai, tai neaišku, kur dar mus nuves šita laukinė, neprotinga gamta, sudurianti vienas su kitu žmonės ir tautas, piktoje tarpusavio kovoje vardan instinktų pergalės. Kaip laukinių žvėrių. Bet kažkur pasąmonėje su šituo požiūriu nesutinka mūsų savęs suvokimas, kaip protingų būtybių. Jeigu egzistuoja aukščiausia jėga sukūrusi mus, kodėl mes jos nejaučiame? Kodėl ji nuo mūsų slepiasi? Juk jeigu mes žinotume, ko ji iš mūsų laukia, mes nedarytume klaidų gyvenime. Ir kaip bausmės negautume kančių. Kaip žymiai paprasčiau būtų gyventi, jeigu Kūrėjas nesislėptų nuo mūsų, o akivaizdžiai būtų jaučiamas ar matomas kiekvienam. Nebūtų jokių abejonių jo egzistavime. Būtų galime matyti ir jausti savyje ir supančiame pasaulyje jo valdymą, suvokti mūsų sutvėrimo priežastį ir tikslą, matyti mūsų poelgių pasekmes, jo reakciją į jas, iš anksto dialogę su juo spręsti visas mūsų problemas, prašyti pagalbos, ieškoti užtarimo ir patarimo, skųstis ir prašyti paaiškinimo, kodėl jis taip su mumis elgiasi. Prašyti patarimo ateičiai, pastoviai ryšyje su Kūrėju ir tariantis su juo keisti save, ko norėtų jis ir kas gerai mums. Kaip vaikai nuo gimimo jaučia motiną, taip ir mes nuo vystyklų galėtume pastoviai bendrauti su Kūrėju ir mokytis teisingai gyventi. Iš visko, kas buvo pasakyta, aišku, kad mūsų pasaulyje mums trūksta tik vieno – Kūrėjo pajautimo.